Sveiki, mėly žiūrovai! Šiame video jums pristatysime net 3 dviračius – Engve X26, Engve X24 ir Engve X20. Pasistengsime kuo geriau supažindinti jūs su šiais dviračiais, tad žiūrėkite šį video iki galo ir susipažinkite su Engve X serijos modeliais. Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiandien jums noriu pristatyti šį didžiulį sulankstomą elektrinį dviratį Engve X26. Lygiai toks pats yra, šiek tiek mažesniais ratais X24. Jie iš esmės yra identiški, skiriasi tik padangų dydis. Šis dviratis yra išskirtinis tuo, kad jis yra didžiulis, pravažiuojantis įvairias trasas, tiek bekelės, tiek miško keliukose, tiek mieste, ir jis yra sulankstomas. Taigi jį sulanksčius galėsite įsidėti į savo automobilio bagažinę ir jį saugiai ir paprastai gabentis ten, kur jums jo prireikia. Taip pat didžiulis šio dviračio išskirtinumas yra netgi dvi įmontuotos baterijos. Viena yra rėme, kita yra sėdynėje. Taigi atblokuojame su rakteliu sėdynės užraktą, atrakiname ir ištraukiame sėdynę. Taigi ištraukiame baterijos maitinimą, atrakiname užraktą ir ištraukiame sėdynę. O joje yra įmontuota 48 voltų 19,2 ampervalandžių baterija. Rėme yra 10 ampervalandžių baterija. Taigi susumuokime šias dvi išimamas baterijas ir gauname net 29,2 ampervalandas. Tai yra labai daug. Taigi šią bateriją jūs galite nusinešti namo ir ją pasikrauti ten. Taigi dabar parodysiu, kaip paprastai susilanksto Engve X serijos elektriniai dviračiai. Atrakiname svirtį ir tiesiog sulenkiame patį dviratį. Ir štai turime štai tokį elementą. Na, o jeigu norite išimti bateriją, tuomet čia yra raktelis, pasukame jį ir baterija išsitraukia. Taigi tai yra antroji 10 ampervalandžių baterija. Taigi, įstatę bateriją, tiesiog uždarome svirtį ir paspaudžiame užraktą. Jis užsirakino ir be raktelio niekas šios baterijos neišims, taip pat nepasireguliuos sėdynės aukščio. Taigi, užbaigiant apie baterijas, jos leis nuvažiuoti net iki 150 km atstumą. Taigi jūs galite važiuoti tiek su viena baterija, tiek paspaudus ir aktyvavus šį mygtuką, sujungti abi baterijas į bendrą sistemą ir naudoti jas abi. Na, šis elektrinis dviratis, kaip ir daugelis Engve elektrinių dviračių, turi 3 greičio režimus – Eko, normalus ir Sport. Taip pat 5 elektrinius greičio režimus, kurie padės minant pedalus, taip pat reguliuos, kokio stiprumo yra akceleratorius, kuris įmontuotas šiame dviratyje kairėje pusėje – nykštinis akceleratorius. Na be abejo, kalbant apie tai, kad tai yra flagmanas, pats didžiausias premium klasės Engve kūrinys, tai be abejo jis turi hidraulinių stabdžių sistemą tiek priekinėme, tiek galinėme rate. Puikus apšvietimas, be abejo stop žibintai ir elektroninis garso signalas. Šis elektrinis dviratis turi variklį dviračio galinėme rate. Tai yra 1000 W nominalios ir net 1,2 kW maksimalios galios variklis. 48 V sistema ir šis variklis padės išvystyti net iki 50 km/h greitį. Be abejo, didžiausio greičio parametrus ir kitus nustatymus, kaip automatinis šviesų įsijungimas ir panašiai, galėsite valdyti išmaniajame TFT ekranėlyje. Šis dviratis sveria 42 kg ir atlaiko net 150 kg apkrovą. Taigi šiuo dviračiu galės važiuoti bet kokio svorio vairuotojas. Na be abejo, komfortišką važiavimą šiuo elektriniu dviračiu jums užtikrins net 5 amortizatoriai. Priekiniai amortizatoriai yra reguliuojami paprastai, tad galėsite pasireguliuoti jų stiprumą. Šiame dviratyje yra įspūdingo dydžio 26 colių aukščio ir 4 colių pločio padangos. Na, o ratus saugo labai tvirti lieti diskai. Daugiau jokių stipinų reguliavimų. Na, o jūsų važiavimo komfortą dar padės užtikrinti 8 bėgių mechaninė Shimano sistema. Taigi galėsite pasirinkti atitinkamą pedalų sukimosi lygį savo važiavimui.
Dėkojame Lukui už išsamų pristatymą, na o dabar apžvelkime trumpai X24 ir X20 modelius. Kaip ir Lukas minėjo, pagrindinis skirtumas tarp X26 ir X24 modelių yra ratų dydis. Šis dviratis truputį kompaktiškesnis, nes jo ratai mažesni. Tačiau 24 colių ratų tikrai pakanka įvairiems bekelės nuotykiams. Šio elektrinio dviračio specifikacijas matote ekrano šone. Na, o man pačiam teko važinėti su šiuo dviračiu, tad galiu drąsiai pasakyti, komfortas vienas patogiausių. Na ir savaime suprantama, itin didelės baterijos, didelis nuvažiuojamas atstumas, maksimalus komfortas, tai yra šios priežastys, kodėl Engve X24 yra vienas populiariausių Engves modelių šį sezoną. Na, o ieškantiems kažko kompaktiškesnio ir labiau pritaikyto miestui, siūlome pasižvalgyti į Engve X20 modelį. Šis modelis savo išvaizdą gal kiek primena Engve Engine Pro arba populiarųjį Engve EP2 Pro modelį, tačiau jis priklauso X dviračių šeimynai ir tai pabrėžia jo itin subtilus dizainas. Vienas pagrindinių šio dviračio privalumų – jo kompaktiškumas. Patogus sulenkimo mechanizmas ir lengvai sulankstomas vairas leis šį dviratį transportuoti itin lengvai. Taip pat šis dviratis turi reguliuojamo aukščio vairą, tad juo galės mėgautis įvairaus amžiaus ir įvairaus ūgio vairuotojai. Na, o savo ruožtu, jeigu norite išbandyti Engve bet kurį modelį X26, X24 ar mažesnį jų brolį X20, atvykite į riedis.lt, mes pakonsultuosime, padėsime jums išsirinkti. Na, o jeigu visą informaciją jau turite, tiesiog įsigykite internetu. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.